Box 360. Šioje veiksmo skraidyklėje jūs sėsite į elitinio lakūno kabiną ir skrisite į mūšį tarp dviejų supervalstybių. Per 15 skrydžių jums teks skraidyti keletų pagal licencijas atkurtų lėktuvų, tarp kurių bus F-15 Strike Eagle ir elitinis F-22 Raptor. Abu ginkluoti mirtinais pabūklais ir kovinėmis raketomis. Iš ankstesnio leidimo grįžta puikiai Wingman Command pasirinktis. Tai jums leis duodant įsakymus valdyti visą eskadrilę ir koordinuoti grupinį puolimą. Sąsaja paprasta, tad galėsite greitai nurodinėti savo bičiuliams pultį ir įsisklaidyti naudodamiesi D pulteliu. Mūšio metu sulaukia, kol prisikaups skaitiklis, galėsite suorganizuoti galingą jungtinę ataką, kurią nušluosite nuo žemėlapio visus priešus. Arkadinio stiliaus valdymas yra puikus. Jis leidžia lengvai manevruoti ir valdyti jūsų lėktuvą įvairiose misijose, nuo antžeminių taikinių naikinimo iki užduočių eskorto eskadrilėms. Tačiau smagiausia dalis išlieka ta pati nepakartojamos oro dvikovos. Yra keletas dar smagesnių scenarijų. Tarkim, kautynės 1 prieš 1 virš atviro vandenyno ar labai mažame aukštyje nardant didžiuliame mieste. Tačiau Ace Combat visus konkurentus lenkia su nepakartojama prezentacija. Tai pirmasis franšizės naujos kartos žaidimas ir rezultatai pribloškiantys. Viskas nuo lėktuvų iki fantastiškų sprogimų ir oro efektų yra beveik fotorealistiška. Beje, kraštovaizdžio detalėms kurti buvo naudotos palydovinės nuotraukos. Tarp puikių daugelio žaidėjų pasirinkčių yra ne tik standartinės oro kovos, bet ir bendros užduotys, kurias galėsite vykdyti su draugais internetu. Tai žaidimo eigai suteikia visiškai naują matavimą. Ace Combat 6 Fires of Liberation yra visapusiškas kovinis žaidimas, nuskraidinsantis jūs tiesiai į pavojaus zoną.